Sveiki atvykę į Nedažvaigždės. Su jumis yra Simonas ir Michaelis. Štai taip labai organiškai mes kalbinsime svečius, bendrausime tarpusavį įvairiomis temomis, tikrai nesuvaidintai, galbūt ir be keiksmažodžių. Šis podcastas yra tiesiog dviejų bičiulių svajonė pateikti kažkokio turinio, kuris būtų šiek tiek galbūt kitoks negu dabartinėje medijoje. Pasilik su mumis ir žiūrim. Nedažvaigždės. Labą, visi sveiki. Visi sveiki, tikimės, kad jūs sveiki, mes tikimės, kad mes irgi sveiki. Nes mes ką tik pakalbėjom, kad esam truputėlį nesveiki. Trupučiuką daužti. Taip, Michaelis su jumis, kaip visada. Simonas Indrašius. Ar nereikėjo sakyti pavardės? Ai, palauk. Frišmanas. Kaip tu laikais? Puikiai, Simonai. Kaip tu laikais? Šalt. Kažkaip ilga ta vasara tokia buvo, žinai, tokia miela. Ir tas momentas buvo, kur, nu jau, žinai, galėtų būti šalta, tos žiemos truputėlį noris, kad jo ta žiema, tai aš niekaip nepriprantu, aš prisirengiu visko, žinai, eidamas lauką, ten taip toliau, namuose šildymas nuolatos, žinai, didinamas, nes mes galim reguliuotis, nes yra dujinis šildymas. Man šalta jau porą savaičių šalta. Žinai, kaip fainumas, kad priprantama. Bus minus 20, sakysim, kaip šalta, paskui 0, kaip šilta. Čia tas, kur pradžiai viską prisirengi, o po to pavasarį, kai yra, žinai, 18 laipsnių ten, ar 15 laipsnių vis dar su koža, ne koža, su pukinė striukė, žinai. Tai čia stabiliai. O tu lengvai perneši šitos visus pokyčius, karščio, šalčio. Pavyzdžiui, ten, žinai, kai man yra buvę iš minus 20, išskridau į plus ten 25, pavyzdžiui. Į pliusą gerai, o atgal grįžti į minusą, tai sudėtinga. Tai tu į Antarktidą nekeliautum? Ne. Kokiais būdais? Prisiminiau vieną durną faktą. Gerai, durni faktai, važiuojam. Pas mus dabar bus taip. Kai užtrigerina kažkam, tada turim durnus faktus. Gerai? Varyk, aš tą biškį atsuksiu. Tu toks atspaldęs mane. Durnas faktas reiškia, kad jis realiai nepagerina gyvenimo kokybės, nieko gyvenime nekeičia, tu jį tiesiog žinai, nešioji savo galvoj ir kažkurio metu va dabar. Bet jeigu tau nuo jo maloniau pasidaro? Gal. Pažiūrėsim, ar maloniau. Gerai, durnas faktas. Ar žinai, kokia vienintelė muzikos grupė yra grojusi visose kontinentuose ir net Antarktidoje? Žinojau. Bet dabar nebus. Nutrauksiu tavo kančias. YouTube gal? Ne, aukščiau. Metallica. Tai va, panašu. Kaip? Gerai. Gerai, tavo durnas faktas. Bet mano ne durnas, mano mielas šį kartą. Vary. Žinai, kad žmonės drambliams atrodo kaip mieli padarėliai? Ne. Tai va, tai taip yra. Todėl jie yra žaismingi, taip toliau jiem atrodo, kaip mes į kačiukų žiūrim, taip jie į mus žiūri. Ok, good to know, labai gerai, good to know. Va, bet fainas faktas. Žiūrėk, gera pradžia mūsų tokia, kol kas mes nepadarėm dar to, ko manęs prašė žmona nedaryt. Jo, aš irgi galvoju apie tai pašnekėti, iš tikrųjų jau podcastą įrašinėjom kažkelintą kartą, bet dabar, kai įrašinėjom, dar kol kas neišėjus nei viena serija. Mes tipo mokomės ten ir taip toliau ir panašiai. Montuojam, karpom, mastom. Šiaip, kadangi aš kol kas montuoju, tai aš stengiuosi neiškarpyti nieko, kad kuo natūraliau, žinai, gautus. Jo, bet ko tu nepadarai? Ko nepadariau? Žmona manęs prašė nenusišnekėt. Neprisėlų. Seniai jau. Tikrai per tiek laiko nusišnekėjom ir tu ir aš šiek tiek. Aš tas vietas, kur galvoju, kad yra tikimybė nusišnekėti, tai atsuku žmonai parodau.
filtrą. Tu čia tokį taip praleist. prašies, nes aš tai beveik nieko nesirašau. Ne, aš kalbu po, kai mes jau rašome. Ai, Jo. supratau. Tai aš tau neduosiu medžiagos prieš leidžiant. Ne, tai garso medžiaga pas mane būna. Gerai, nesmė. O kaip, Žodžiu- iš vis, pavyzdžiui, reagavo tavo žmona, kai pasakė, kad nori podcast'o? Tai Šaunuolis. Jis vis laik mane palaiko. A. Viskame. Va, taškau ten šeimos pinigus ant kažkokių tai, Nesąmonė. nu, ne nesąmonių, bet tai, kas man svarbu, palaiko jo. Aišku, nu, tai aš nekalbu apie ten kažkokius kvailus pirkinius niekam nereikalingus. Ne, nu kažkas tokio, tarkim, ten dainą autorinė išleisti. Nu, bet žinai, gal žmonai ar ten antrai pusiai moteriai, ten kitai gali atrodyti, kad gitara papildoma yra nereikalinga. Žinok, grįžau su gitara, 1000 eurų, grįžtu namo, atidarau duris, pamato, kas čia, su gitara, sveikinu. O, nice, kokia fainuolė. O šitą pas jūs visiškai bendri finansai, ar biškai turit asmeninių kortelių? Nu, bendri, aišku. Visiškai bendri. Nu tai. Palauk, kodėl mes dabar palakalbą? Tema buvo apie kitką dabar. Gerai. Tema buvo dabar užvesta. Nepatogus. Gerai. Jo, maniškė tai sakė, tikiuosi, nebleksėsit, žinai, ten ir taip toliau. Ir šiaip, kam pasakiau, kad mes darysim podcastą, visi klausė apie ką. Ir aš, žinai, bandau papasakoti apie ką ir labai sunku papasakoti. Nu, tai, vat, sakau, bus ir gilesnių temų, ir truputėlį, vat, pablevysgosim ten ir tą, ir ana. Nu, tai eilinis podcastas. Ne, sakau, neaptarinėsim ten kažkokių, žinai, naujienų, ten... Aktualijų, ten nevarysim to tokio dirbtinio kažkokio, žinai, sveiki, žinai. Mano antrai pusiai mūsų pilotinė laida patiko labai. Pilotinė laida čia ta, kur pirmoji, jeigu ką. Jo. Jin dar neišėjo šią akimirkai, bet Nu, jau... kai mes rašinėjom, Jo, neišėjo, Bet greitai išės. jau. Nu, manęs prašė tokių punktų, aš su jais visiškai sutinku nesikeikt be reikalo. Nu, be reikalo. Nu, kartais jo. ten gali praslyst kažkas, bet... Jo. Neaptarinėta nus galus be reikalo. Šitas mane irgi užknisa, nes Jo, yra jo. tokių... Nu, realiai, natūraliai, nevaidint nieko. Jo, natūraliai. Tai klausyk, tai čia mes labai gerai užsibrėžėm, dabar jūs žinot irgi, ką mes čia veikiam. Priminsiu. Jau pagaliau sužinojau. Ir mes susitarėm, ką veiksim. Gal reikėjo per pirmą laidą pasakyti. Žiūrėk, kalbant apie pirmus kartus. Pirma laida buvo geras mūsų pirmas blynas. Pakalbėkime apie pirmus kartus. Apie pirmą automobilį. O, jau galvau, nueisi ten kažkur. Ne, tos pirmus kartus. Jo, pirmas automobilis, tai man tai buvo labai įsimintinas. Labai įsimintinas. Tavo, asmeninis. Jo. Pirktas už savo pinigus? Ne, nupirko tėvai. Man apskritai ta vasara buvo įsimintina. Aš anksčiau šiek tiek pradėjau mokslus, todėl kai man tik 18 suėjo, aš jau baigiau 12 klasę, tai automatiškai, žinai, stojimų rezultatų ten laukia, taip toliau, kraustaisi į Vilnių ir ten tik atsikraustęs kažkada visiškai neužilgo už kokio mėnesio, išsilaikau teisės iš karto ir tik tai atsikraustų Vilnių ir kažkada už mėnesio gaunu savo pirmą mašiną. Markė. Audi 80 Bulka, Wow. 89 arba 88 metų. Bet tokia Spalva. balta gulbė. Ir jinai priklausė seniau ten irgi kažkokiam ten pažįstamui, žinai. Ir jinai žiauriai prižiūrėta, visa balta ir dar biški nestandartiškai, nu kaip nepatininguota, gal nereiktų sakyti, nebuvo ten jokių slenkščių, žinai, nieko. Bet Visai ten, nebuvo šlenkščių. ne, nu bet turiu omeny, kad ten per visą galą, pavyzdžiui, lempų tas toksai, nu, raudonutas rėmas, žinai, Okay. ten tokie, iščiūstyta labiau buvo, žinai, jeigu ten audiniai, ten baltoj šiaip juodi veidrodėliai, tai ten irgi balti, žinai. Ne plasmaskės kažkokios tai. Jo, tai žodžiu, aš su ją variau, tuo metu mano tėvai gyveno Šiauliuose, tai Vilnių Šiauliai, aš ten su ją varydavau ant 130 kartais net, galbūt Tai daugiau. kiek galima buvo, tiek ir važiavai tikrai. Tai jau senaties terminas viskas jau čia buvo. Gerai, seniai. kada sugedo, dėl ko? Dabar galvoju, kaip tam buvo.
Tipo, pardavė iki galo, nesugedo, eik tu, rimtai. Nesugedo, ne. Pirkau kitą mašiną. Okay, mano golfas tai sugedo daug kartų. Aš irgi golfą turėjau. Tu turėjai 4, aš turėjau 3. Jo, Mano tai tavo pirma mašina buvo, ne? jo. Kaip gavai? Tai paveldėjau, tai žinai, kaip... Na, iš šeimos, žemyn. Jo, kažkas naują automobilį nusipirka ir tai... Kaip rūbų, žinai, išauga kažkas. Tai pas su telefonais taip pat buvo. Įsivaizduokit, kaip lėva yra, kaip, pavyzdžiui, esi 8 vaikas šeimoje ir 8 kartą. Tai čia legit, čia vat mano sesė, reiškia. Pradžiui tą golfą vairavo mama. Paskui vairavau jį, aš damušiau. Tavo sesė vyres? Ai, jaunesnė. Paskui kažkaip golfą tą prikėlė. Jame buvo gal 3 kartus keistas variklis. Žodžiu, tas golfas buvo legendinis. Tais laikais lengviau buvo su golfu. Su golfu trečiu. Jo. Dabar 9 dabar golfas yra. Nu, žodžiu, dabar brangiau. Žodžiu, tas golfas turėjo magišką galią užgesti. Tai jame buvo sugedęs laisvos eigos vožtuvas. Ir tu turėjai atvažiuoti prie sankryžos ir taip suderinti viską, kad žaisti su sankaba ir su su akceleratorium, kad visą laiką palaikyti apsukas. Jo, nes jeigu nukrenta iš... jo. Pas mane tam reikalui buvo, nežinau, kas čia per gašlus veiksmas. Kaip jis, aš nežinau, tas, kur toksai prie vairo, kur patraukia ir palaiko apsukas. Pats sosas. Nenorėjau sakyti, galvojau, gal nusišnekėsiu. Pats sosas. Jo. Tai aš net buvau antiek išpindėjęs, aš gyvenau tokioj vietoj, kur pakankamai privačioje, ar kaip čia pasakyti, kad nebuvo daug pašalinių žmonių. Tai žiemą aš su halatu išeidavau, užsikurdavau, pats sosą tą užtraukdavau, kad prišiltų. Tada prieš paskaitas ten varant ar dar kur nors, žinai, tada grįžti namo ten, žinai, viską nusivrūsi, apsirengi ir tada grįžti tipo į šiltą mašiną ir tada jau variklis sušylė, žinai, ir važiuoji. Žodžiu, aš matau, kad tu geresnį turi automobilį negu aš. Nes neturi tokių istorijų, kad ten reikėjo per bagažinę lipti. Už kiek jis buvo nupirktas? Ką žinau, 4000 litų čia. Mažiau. 3. Mažiau. 2. Čia buvo, galiu pasakyti, 2-5 metai ir automobilis 8-8. Tai prie lito? 2-5 metai, sen. Nu, davai, sen, nekankink. 500 litų. Eikt. Nu, čia toks gal labiau perleidimas buvo iš savo žmogaus. Golfas kainavo 20 iš salono. Ar 12 gal labiau. Trečias golfas tuo metu buvo? Iš salono. 20 000 litų. Arba 12 gal, nežinau, kažkas tokio. Arba man tiesiog makaronų. Dabar kai pagalvoju, kokia šūdina mašina, tas golfas trečias. Gerai, apie automobilius išsiaiškinom, kas dar pirmo. O, Nikai. Jo, čia vat gera istorija. Aš buvau Cloudmaker. Čia Nikas tipo? Jo. Pareigos. Ne, Cloudmaker tipo Nikas. Ir tik po to Mamontovas išleido albumą Cloudmaker. Ir visi galvoja, kad aš tipo nusižiūrėjau. Skauda buvo. O aš buvau pirmesnis Cloudmaker. Ir mes ten darydom tokius Šiauliuose, tuo metu gyvenau, ten Mirko, žinai, susitikimus, ten tokius, ten tuselius, ten. Tai biliardinė, ne, prie stoties? Ne, ten prie Aukselio, ten dar kur nors. Tai manęs niekas ten vardu nevadino, aš buvau Cloudas. Nice. O kažkaip kažkas kieme ar dar kažkur, dar seniau vaikystėje kažkaip Siemka. Ir aš gavau pirmąjį kompaktą programą muzikos kūrimo. Ir ten žaidžiau, ten, žinai, ten 500 samplų viso labo, žinai, ir ten bandai kažką padaryti. Ir aš su to tokiu šūdinu mikrofoniuku, kur prie desktopinio. Ant stovelių toksai, tipo plasmasinis. Jo, jis rašiau, uždėjau efektus ir buvo DJ Siemka. DJ Siemka, ladies and gentlemen, in the house. DJ Siemka, ir tada Aš tai norėjau būti DJ-um, tai kažkokią prasisinčiau ten PC DJ Red. Pas mane buvo Dance DJ 2. Nu čia jau high-endas jau visai. Išsikišdavau kolonkės pro langą ir leisdavau muzoną pro langą. Tais laikais nepykdavo gal nieko? Ne. Tai nieko namie nebūdavo tuo metu, nes darbo dienos metu. Daugiabutį gyvenai? Jo. Daugiabutį, ne? Aš manau, kad jūs tiesiog netraukdavo tiek. Arba nežinodavo, iš kur skamba, žinai. Bet žiūrėk, kokie paprastesni laikai buvo iš tikrųjų. Palikdavo mus vienus namie visiškai mažus. Nieks nieko nesparindavo. Aš klausiau mamos, kada paliko mane vieną, negalėjau atsiminti. Ir aš pas neatsimenu.
Aš puikiai atsimenu. Pirmą kartą kada? Kelių metų. Aš nuo 5 metų būdavau namie. Dėl to, kad mane bandė leisti darželį. Atskirt nuo visuomenės? Ne, mane bandė leisti darželį, kuris buvo netoliese namų. Aš ten pabuvau kokį mėnesį ir aš nuolatos iš jo pabėgdavau. Aš neatsimenu, kodėl aš pabėgdavau, bet žinau, kad pabėgdavau ir taip grįždavau namo. Ir tėvai sunkiai dirbo būdu tuo metu ir žodžiu taip gavos, kad pradėjo palikinėti mane 5 metų. Mama padarydavo toks termosėlis vaikiškas būdo iš 2 dalių. Tai apatiniai daly, pavyzdžiui, blynų iškeptų, viršutiniai daly kakavą. Aš išsimiegu, ką ir dabar labai mėgstu, išsimiegu iki kokios 11 valandos, atsikeliu, nueinu į virtuvę, pasiemu tą termosą, atsinešu į savo lovą, atsisuku, viską išstatau aplink save, pradedu valgyti, kažką daryti, per pietų pertrauką tėtis grįžta iš darbo, pažiūri, ar su manim viskas tvarkoj. Nu taip, dėl viso pikto. Jo, išvažiuoja ir jau už poros valandų po darbo grįžta mama. 2 dalykai. Vienas. Gerai, kad tėvus nepasodino. Ne, tai tuo metu buvo visiškai normalu. Nu taip. Taigi atsimeni, eini į kiemą ant virvutės raktas. Jo. Taip, visiškai. Ir po to jau aš net ir pareigas įgaudavau ten, pavyzdžiui, šiukšlės išnešti. Arba kur atvažiuodavo iš bagažinės tą pieną, žinai, vieną sloiniką nuneši tuščią, o kitą pilną pasiemi. Čia irgi labai liūdna istorija. Sloiniką ir sloiką? Nežinau, šiaip reiktų sakyti stiklainį. Tai, o tais laikais, nežinau, sloikas, sloinik, nežinau, man su ta kalba. Kuria? Su Kuria? Pats matai. Nes čia neaišku, kuria kalba, man atrodo. Jeigu žinot, kuria kalba čia ir ar sloikas, ar sloinikas, tai parašykit komentarus. Nu jau pieno. Nu ir ten reikėdavo, ten, žinai, kažkokią aikštelę tarp daug daugiabučių atvažiuoja, nu ir visi ten subėga tą pieną pasikeist, kiekvienas turi su savo dangteliais, tada taip atskiri, ten duodi, ten nežinau, kas talonai buvo, ar litai gal jau. Ir žodžiu, ir tokios buvo terbos, nu, kaip medžiaginis maišelis. Tada buvo labai populiaru, ta prasme, nebuvo. Taip, ačiū už paaiškinimą. Ir žodžiu, ir aš ten kažką grįždamas to pienu musikavausi, taip toliau, ir laipniai stuktelėjau ir sudužo. Ir aš einu laiptinę, mes 4 aukšte gyvenom, ir sunkės tas pienas. Ir tokia linija paskui mane, žinai, ir bliaunu visos laiptinės, nes kas man dabar bus? Aš fucking pieną sudaužiau. Tai tu visus tos 4 aukštus save jau baudėjai. Aš baudžiau visiškai, nors, ta prasme, aišku, kad nieko nebus, bet, nu, tada, žinai, atrodė tragedija. Aš pieną sudaužiau, nes ten, nežinau, kas, gal 2 kartus per savaitę tą pieną, ar kartą per savaitę, ten 2 litrai tokie būdavo, man atrodo. Ir išlenda kaimynė. Tuo metu ten su mama labai gerai draugavo ir dabar dar draugauja, kur, žinai, ten kažką prižiūrėt, kažkokį vaiką, taip toliau. Svogūną paskolinti ten. Jo, ten iš viso klasika, žinai, ten kažko pritrūko dar kažką. Tai jinai išgirdo mane, išlindo, žinai, ir ten ramino, nežinau kiek valandų, kad, tipo, čia viskas tvarkoja, bus to pieno. Va, čia viena didžiausių mano traumų vaikystės. Tu turi vaikystės traumų? Nu, tokių. Ai, senis, skendau, žinok. Jo. Kelių metų? 4-5 kažkas tokio. Manau, kad 5-6 gal. Tarp 4 ir 6, nes atsimenu. Tu iki šiol atsimenu. Žiauriai skendai ar biški gurkšteliai? Nei kiek negurkštelėjau. Žodžiu. Tai koks šis skendimas? Nu, blemba, žiauru, žinok. Prie baseino tupėjau, kažką ten su mašinytė žaidžiau. Ir taip atsimenu. Prie kokio baseino? Italijoje su tėvais buvom ten išvažiavę su daug. Turtuoliai? Tipo, kas dar yra skendęs Italijoje, ne? Baseinė. Žodžiu. Ne, rimtai. No. Ir taip pliumpt į tą baseiną, žinai. Nemokėjai dar plaukti, ne? Ne, ten 4-5-6 metai tikrai ne. Ir įkritau ir atsimenu, kaip šiandien, žinai, taip rankutės taip kažką ten maskatuoja. Kaip iš filmo, ne? Ten tipo tolsta šviesa. Jo, žinai, žydras vanduo, ten spinduliai. Ir tada įneria iššoka kažkoks tai siluetas. Seksi gelbėtoja? Ne, vyras, ten buvo tėčio draugas, žinai. Nu, kažkas, tėvas filmavo su kamera
Ir kaip tik tave gelbėt? Jo, tuo metu kaip tik, žinai. Tuo metu kaip tik mane filmavo, matyt, kaip žaidžiau, žinai. Ir matyt, filmuodamas pamatė, kad, nematyto logiška jo, ir sušuko ten draugelis, draugelis iš šoko ištraukė mane, tai, kaip ir traumos neliko, nes iš karto tėvai nuvedė į baseiną treniruotis. Kosiai vandenį. O, jau tiek neatsimenu. Tad užsibūsbalko. Jo, bet prasme toks, taip, bet žinai. Vandens nebėjai dabar, ne? Ne, žinok. Maldai, labai gerai šokinėjai, padarė, normaliai. kad atidavė į baseiną iš karto. Treniruotis plauks. Labai Viskas, gerai. Ramekas. Aš dar prisiminiau apie tavo golfą šiek tiek, nes labai buvo populiaru mano paauglystė ir tavo tuo pačiu metu visokie slalomai. Žinai, kai savo mašinoms važiuoja, paturbintas golfukas kažkoks, žinai, ir wow, ten niekada nebandėjai, sportiškai tipo. Ne, mano golfukas buvo paturbintas kitaip. Jame buvo įdėta, žodžiu, nuvariau dirbti. Uždirbau nesvarbu, susijęs su metro statybom Vilniuje. Ir biškai su politika? Nei kiek, ne kiek. Okay. Su projektavimu, žodžiu. Kad pas Zuoką aš jėkiau į kitą pusę šneku. Okay. Ir žodžiu, uždirbau pinigų, paėmiau 1500 litų ir įsidėjau aparatūrą garso. Aparatūrą. Už 1500 litų? Yeah. Kas pionieriai buvo kokie? Neatsimenu. Ir užniaukiau langus. Dar buvo galima? Taip. Jo. Visiškai ten, kur žinai. Ne, ne taip žiauriai. Bet galinius? Galinius, jo. Galinius, kad nesimatytų aparatūros. Ir ką, ir praeina 2 savaitės, atvarom su draugais į centriuką, paliekam mašinas prie Gedo prospekto, kur Fliuksus ministerija buvo, kur Jakštų gatvė beros. Paliekam, nuvarom į klubiuką, grįžtam kokią ten 3:30 iš klubiuko, prie golfo žiūriu. Bats. Jo. Langai neišdaužti. Pasirodo, golfam, tretiem ir visiems tų metų Volkswagenam tie patys raktai tinka. Atrakinimui, bet ne užvedimui. Kas antras ar kas trečias, kažkas tokio. Tai tiesiog. Nesąmonė, negaliu. Va taip man pasakė, kai atvažiavo kriminalistai. Tai žodžiu, viskas buvo ištraukta, palikta tik gitara. Matyt, pagalvoju, ką su šitą malką darysim. Nors ten gitara buvo tokia irgi. Gal 700 litrų. Ne, tai nieko nedomdavo, žinai, tais laikais. Žodžiu, išėmė visą aparatą. Ir turiu teoriją, kad užrodė tas, kas niaukė langus. Šiaip aš visiškai tikiu, kad tokios tos varkės vadinamos vykdavo. Nusižiūri, važiuok, ten yra tas, tipo, ir ten, žinai. Nes aš čia visai dar neseniai, kai Fabioniškėse gyvenau, 100%, tarpsme ten vagysčių nemažai buvo iš mašinų, dar kažko, 100% nužiūrėtos. 100%. Tu negali žinot, kad čia stovi ten tokia ir tokia mašina ir joje yra kažkas. Tai ten iš BMW sportinį vairą, ant staigius, nieko neišgirsta. Iš naujausio Porsche, ten hibridinio ar kažko priekinės lempas, kur pasakė kainą priekinių lempų, aš toks, man atrodo, 25 000 eurų. Už abi? Jo. Okay. Per 6 mėnesius 2 kartus iš to paties Porsche. Nepasimokė, vis tiek įdėjo tos lempas. Ta prasme, kažką nesąmonė. Bet jo. Gerai, nemarinuojam čia laiko su tom vagystėm visom, ne? Nebent dar... Šiaip žiauriai nemalonu būti apvoktam. Esi kada buvęs apvoktas? Pamarinuojam gal dar biškį. Nebent širdį pavogė. Tiesą sakant, jo, esu, blemba kaip skaudžiai. Visiškai skaudžiai. Eina šikt. Kiek turėjau normalių dviračių gyvenime, visi pavogti. Žiauriai, faina, ten tėvai nupirko, taip toliau, žinai, paauglys jaunas buvau. Irgi užžiūrėjo iš sandėliuko, bim bam, nebėra. Vėl ten kažką ten nusipirko ar padovanojo, ar ką Vilniui. Prie buto, dar 3. ar 4. aukšte, prie radiatoriaus prikabintas. Su visų radiatorium paėmė? Su rimta grandinė, apačioj užraktas domofonas. Ir nuo to laiko viskas, dar galvau, blemba, būtų faina, žinai, dviratį turėti, bet nebeturiu, nafikai. Jeigu 3 pavogs,
Sakysiu, eikit jūs visi Žinok, aš šieko pjauti. nuo to laiko nebedėjau aparato į golf, į jokį automobilį nebedėjau aparato, nepirkau magių, nes... Ne, tai tada reikėdavo geresnį susidėti, nes ten barškėjo, žinai, viskas, dabargi normalius. Ne, mano... Ne, nesakysiu markės, nes bičiuliai priklauso salonas, iš kurio pirkau, negaliu sakyti, ką vairuoju. Bet paprasčiausiai komplektacija, tai nelabai skamba. Aš dirbau su jais kažką. Aš galiu pasakyti, tu negali. Toyota. Tokvila. Nemokama reklama. Kalbant apie reklamą, labai nuoširdžiai norime pareklamuoti šią studiją tiesiog, arba šios studijos šeimininką. Savininką. Neaišku, kiek čia jam priklauso, aš nesidomėjau. Nuomojasi. Gal žinai, 8%. Na. Tai va, tai ši studija, kurioje mes randamės jau antrą kartą, yra verslo fotografo Martyno Zarembos. Jeigu jums reikia kažkokių tai profilinių nuotraukų, LinkedIn nuotraukų, galbūt norite pasidaryti visos įmonės darbuotojų fotosesiją, kad ir savo ofise, drąsiai Google'it arba Facebook arba LinkedIn Martynas Zaremba, verslo fotografas. Ačiū, kad įsileidai, ačiū, kad šį kartą labai profesionaliai ir sušvieti ir dar padedi su visais kitais reikalais. Tau nereikia profilinės nuotraukos? Reikia. Martynas padarys, dar žinai, ką pasakykim, nuoroda bus YouTube'o aprašyme. Jo. Žinai, aš taip šiaip jau rašinėjom, taigi labas vakaras, ačiū, kad pakvietėte mane į šią nuostabią laidą, aš vėl nebekalbėsiu taip, lyg kelmiai būčiau gimęs. O šitą tikrai paliksim. Sveikas, Faust. Labas. Aš labai džiaugiuosi jūsų pažintimi. Ir aš nežinau, ar Simai, tu norėsi dar kartą paklausti Fausto, iš kur jis kilęs? Ne, aš galiu pasakyti. Jis kilęs iš Kelmės. Ir mes pradžioj su Michaeliu bandėm nuspręsti, koks yra Kelmės akcentas ir supratom, kad kaip Šiaulių, nes aš irgi Šiauliuose esu gyvenęs ir pradeda lysti toksai marozas. Tai bet mes dabar gražiai šnekam, ne? Tipo, Nu, jūs šnekat gražiai, jo. va, ir tu dabar gražiai šneki, o po to prasideda toksai, buvo biški, buvo. Nu, tai čia atsipalaidavimo reikalas yra. Aš niekada nereguliuoju kažkaip tokio dalyko, žinai. Nu, Tai savaime ateina jisai. Bet net Nuo kai situacijos. kažkaip buvo taip, kad kai atvariau gyventi Vilnių, aš dar Šiauliuose mokiausi tipo porą metų ir atvariau ir pradėjau groti su tokiais dainininkais ten, žinai. Ir vienintelis buvo Edgaras Lubys, kur ten, ką čia kalb, žinai, tipo, ir bet ką norėčiau kažką. Tai net Telšiškis kažkoks? Aš nežinau, jis ten kaimietis irgi iš Klaipėdos kažkur. Ta prasme, mintis ta pati, kad irgi žmogus, Lietuva visą kaimas, tai, čia žinai. Tai... Skyrus Kauną. Atsiprašau kauniečių, kad tai pasakiau. Klausykit, man yra kažkokia diagnozė. Aš kai pabūnu su Faustu, pradedu nevalingai bandyti kalbėti tą tarmę. Bet čia yra visiškai normalu. Normalu. Jeigu teko ten turėti kažkada gyvenime kambariokų, žinai, ar ten kokiam bendrabutį gyventi, tapatinasi visiškai. Aš nenorom ten, nežinau, su močiute pusiau žemaitiškai pradedu šnekėti, nors nemoku, bet tipo kažkoks, žinai, gaunas nesąmonė. Bet yra jokingiausia tai, kad esu net pastebėjęs marijampoliečiai, kurie, ta prasme, kalba, žinai, klausausi džiazo ten kažką. Ir jie vis tiek perima iš manęs, net virkščiai. Ta prasme, atrodo toks jau visiškai iki šaknų įgyvenę, žinai. Tai tu galėtum būti kaip gydytojas akcentų durnų, žinai, jeigu tavęs. Į gydytojas. Man įdomu būtų išgirsti tą sintezę. Įskiepis. Marijampolės ir Nekalbėk apie Žemaičio. skiepus, o prarasi daug auditorijos. Įskiepis. Man įdomu būtų tą sintezę išgirsti Marijampolės ir Žemaitijos. Tai gal tiek to. Kas čia Nes- būtų? Pop techno. Aš kažkada sakiau, tiesiog turėjom koncertą ir sakau, garsistui sakau,
Bet kaip gražiai, sakau, skamba man, kad tarmiškai čia visi kalba, žinai, ir kažkas iš o, ką čia šaipais dabar, ir aš toks, sakau, aš kaip tik atvirkščiai, sakau, čia breizin. O visos tarmės gražios, nes, pavyzdžiui, sako, kad žemaitiškos, tipo, žemaitiškai labai grubu. Tipo, man žemaičių kalba labai nice. Aš niekada nemokėjau kalbėti ir turiu draugę tokia Velina iš Plungės. Ir jeigu kažką, žinai, prieini ir, pasirukaukiam ir jinai ten... Jau visą matau, tuo į galvą gausi, žinai, nes žiauriai nekenčia, kai mokini, tipo. Man tai žemaitiškai tai atrodo, lyg būtų Lietuvos elitas pagal kalbas, žinai. Ne, tai jie save elitų ir laiko šiaip. Žemaičiai neva, tai yra, žinai, ten Lietuvos lopšys visas. O žiūrėkit, jūs čia pasakėt kelis kartus ten kaimiečiai ir taip toliau. O tai jeigu... Aš nesakiau. Aš galiu taip sakyti, nes aš kaimietis oficialiai. Ok, tai žiūrėkit, jeigu kalbi su tarme, tai čia esi tipo kaimietis, ar ne? Lygis, nelygis? Palyginus su tais, kas, pavyzdžiui, ten mūsų seimūnai, ten automobilis, projektas, inžinierius, va taip. Matai, Seimas, kaip vienas buvęs Seimo narys garsus yra pasakęs, Seimas yra tikras Lietuvos veidrodis. Tai ten irgi daug kaimiečių. Nes Lietuva yra kaimas. Ok, tai gerai, tai tarmiškai kalbėt arba būt... Bet aš neturiu omeny blogo kaimo, žinai, nes yra daug kaimų. Nu, pavyzdžiui, yra kaimas, kur, pavyzdžiui, aš leisdavau vaikystėje, sakykime, ten savaitgalius pas močiutę kažką, ne? Tai buvo labai daug tokių šviesių žmonių, žinai, kur ten, nesvarbu, kad tu ūkininkas ir ten karvę eini melžti 2 kartus į dieną, žinai, tai neatskiria tavęs nuo fakto, kad tu laisvalaikiu fotografuoji. Tipo, yra tikrai labai daug tokių variantų. Ir yra dėja tokių atvejų, kur tu atvažiuoji ir tau toks, oh my god, kaip filmuose matom, kad ten kur nors ten Amerikoje, žinai, ten Arizonos, ten dykumoje, kur nors ten atvažiuoja ir vieną bobą ten valo, žinai, ten prekystalį, ko nori, tipo, žinai, tipo yra ir tokių vietų. Tai čia, kaimas kaimų nelygu. Aš kaimą turiu omeny, kad, mes, aš sakyčiau, kaip tik, kuo labiau kaimiečiai, tuo labiau identitetą visi žmonės turim, žinai, nes mūsų mažai ir mes visi jaučiamės reikšmingi. O kai tu esi miestietis, ten Londons, žinai, tai ta prasme, tu kaip tik tampi tokią skrusdėlę, žinai, kur visiškai nulis. Va. Kaip tu gražiai šneki šakės, blemba, kaip protingai. Aš, matai, baigęs Harvardą. Šiaulių. Mano asmeninė nuomonė, netarmė yra kaimas. Kaimas yra žmogaus išsilavinimas, sakykime, ne? Tai tas tikrasis kaimas, kur žmonės ten gyvena taip, sakykime, jiem nieko daugiau nereikia ir jie ten nuo algos iki algos ant bambalio. Vat ten yra tikras kaimas. Nors iš kitos pusės, kai vis daugiau tikrai išsilavinusių, nesvarbu ar miestiečių, ar taip sakykime, kaimiečių ir taip toliau traukia link miško, statosi namus, ūkius, ekologiniai ūkiai, ten patys auginasi, nežinau, ten ožkitės, ten dar kažką panašiai. Man tas kaimietis jau gauna tą gražią, žinai, prasme, nes, faina, kad, žinai, patys auginasi, patys darosi, ekologiškai gyvena, stengiasi, žinai, tai toks. Žinai, kas gaunasi, pavyzdžiui, mane kaip miestietį visą gyvenimą Vilniuje pragyvenantį, tai traukia gamta, tai mes išsikraustėm iš Vilniaus. Išsikraustėm iš Vilniaus ir gyvenam dabar už miestą. Žymiai fainiau. Bet norėjosi. Žiauriai norėjosi, tai be abejo. Tai gal kiekvieno miestiečio svajonė yra gyventi už miestą. Ne kiekvieno, bet daug kam patinka centre gyventi. Žiauriai gera tema, bet vis tik tai trumpai gal susipažinkim su Faustu. Jo, iš tikrųjų, reikėtų, mes čia taip greitai šokom. Kažką trumpai. Tai gerai, trumpai. Tai čia, Miša. Sakai, iš kaimo esi, iš kur kilęs mes jau žinom. Kaip atsiradai Vilniuje, va, kas visiems labai rūpi, nes 1000 laiškų gavom prieš šią laidą. Aš pats juos visus parašiau. Paprastai, kaip dauguma turbūt provincijos gyventojų, pavadinkim taip, ta prasme, mano visą gyvenimą svajonė, didžiąją dalį, sakykime, gyvenimo buvo užsiimti muziką ir groti ant su visokiais atlikėjais ir panašiai. Tai, aš paprasčiausiai to siekiau, link to ėjau, pradėjau... Kada sugalvojai, kad tu nori? Iš tikrųjų, tai tokį jau, kur viskas, aš to sieksiu, buvo gal, nežinau, 13 gal.
Turėjai konkretų kažkokį tai svajonę atlikėjai, su kuriai norėjai groti, ar tiesiog? Jo, norėjau iš tikrųjų groti su Mikutavičium labai. Ironiška tai, kad niekada to nesu daręs ir galimai gal niekada ir nepadarysiu. Bet kažkaip tas nebeparina, nes tiesiog labai patiko jo muzika, kūryba, požiūris į muziką, sakykim taip, gal visi ten tie... Žiauriai teisingas jo požiūris. Man tai patinka, kad nesilaiko klišių jokių, žinai, jo kiekvienas gabalas atrodo, kad yra unikalus, nes yra tokių atlikėjų Lietuvoje, kur, žinai, varo, drožia. Mikutavičius ant balintos sienos, pavyzdžiui. Jo, man apskritai, ten šią vasarą balintos sienos, dabar vėl išleido ten... Nesakai, man Mikutavičius ant balintos sienos yra... Tai tiesiog buvo. Blogai nugirdai, tiesiog buvo. Čia ta kairė ausis tavo, kur blogiau girdi. Mano abi ausis puikiai girdi, nes aš groju su ausų apsauga. Tai žinai, šiaip jeigu rimtai, tai nuvariau kažkada Raseiniuose, gavom kvietimus ir buvo ten tokia duonos kepykla, kaip loftas, sakykim. Ir principė, tipo, koncas, žinai, live. Ir aš pirmą kartą su tuo tokiu kad muzika gyva yra wow, aš pirmą kartą atvariau į būtent jo koncą, grojo ten mano pažįstamas būgnininkas irgi, tai ten man buvo kažkas tokio wow ir aš visus muzikantus, kuriais jau dabar esu tikrai ne vieną koncertą pats grojęs, aš juos ten žiūrėjau kaip žvaigždės ir man ten buvo amazing. Tai, ta prasme įkvėpė tokie dalykai ir baigiau mokyklą šiaip Šiauliuose ir stojau tiesiog į Vilnių. Bet kur, kad tik į Vilnių. Tai įstojau į muzikos pedagogiką. Leba, bet 13 metų mąstyti, žinai, kad nori groti su žymiais atlikėjais kažkokiais ir po to siekti to ir pasiekti, čia yra labai stiprus dalykas, nes, žinai, 13 metų aš nežinau, ką aš galvojau iš tikrųjų. 13 metų CS kaliaus kaneto servė? Ne, tai CS visi mes kaliam ir Diablo. Ar dar ten kažką, žinai. Bet... Ne, kažkas tuo metu repetavo, žinau. Aš 13 metų nežinau, jaučiu galvojau, kad būsiu aitišnikas. Ir beje, po to įstojau į tyrinį ir nebaigiau. Taip. O tu vat kažkaip sugebėjai. Kažkaip visą gyvenimą sukaus aplink muziką, nes ir tėtis muzikantas ir močiutė muzikos mokytoja buvo. Tai kažkaip, tokia, kaip čia pasakyti, gamta man. Ta prasme, buvo tas muzikavimas pats ir kažkaip žiauriai lengva buvo įsilieti tą dalyką. Ne iš tos pusės, kad aš kažkaip, aš esu šiaip labai nemažai savo mokslis, ta prasme, šitame dalyke. To mokslo ragavęs muzikinio ganėtinai nedaug lyginant su kitais žmonėm. Tai nežinau, kas man čia padėjo, bet aš realiai nieko kito neveikiau ir kaip čia pasakius, man atrodo, jeigu paimtum teniso žaidėją, žinai, nepasakysis tau, ką žinau, 2 kartus savaitę pažaidžiau tenisą ir aš dabar berankis 2, žinai, nebus taip, vis tiek jisai ėjo arė, žinai, valandas, rezultatas bus. Tai koks jisai bus priklauso tik matyti jau nuo kažkokių ekstra dalykų, ten požiūrio, skonio, suvokimo pačio, žinai, noro gilintis, noro pripažinti ir kito tiesą, žinai, nes būna tokių, kurie, aš daug dariau, tai jūs dabar visi žinokit, kad aš teisus, žinai, nors nebūtinai taip yra. Tai, žodžiu, Bet tai žiūrėk, tokioje kaip Lietuvoje mes turim, pagal tai, kiek turim gyventojų Lietuvoje šiuo metu gyvenančių, muzikantų yra tikrai labai daug. Grupių, bendų, atlikėjų, muzikantų ir tikrai labai gerų muzikantų, bet man atrodo, kad didžioji dalis jų yra savamoksliai. Yra tik tai vienetai tam tikros, kaip čia, sritis muzikos, kur tu privalai baigti, žinai, ten operinį, ten dainavimą, arba ten, nežinau, ten džiazo, ten, žinai, būgnais su dar kažkom. Ką tu galvoji apie tai, ar mokslo muzikinio Lietuvoje trūksta, ar mes čia tiesiog tokie imlūs ir galim viską patys padaryti? Nes dauguma mano aplinkos žmonių, kuriuos aš žinau, kurie užsiema muziką vienaip ar kitaip, nesvarbu ar dainuoja, ar kažkom groja, yra tikrai labai daug savamokslių. Žinok, nepasakyčiau, nes dauguma, sakykime, profesionalioje scenoje esančių žmonių dauguma yra akademiją bent jau baigę. Gerai, o ten kokia nors garso inžinierija, pavyzdžiui, garsistai ten, žinai, dar kažkas. Garsistai,
Nu, privalai bent jau fiziką pabaigti, elektroniką, kažką. Nu, va, elektrą bent jau. Aš esu garso inžinierius, esu muzikos produceris ir nieko nesu to klausimų baigęs. Tai va, aš dėl to ir klausiu. Bet jo, aš suprantu, ką noriu pasakyti, jo, bet yra ir kitas niuansas. Tu savamokslis, bet mokais vis tiek iš šaltinių, žinai. Bet mes vėl grįžtam į tą patį kaimą, žinai. Ar jeigu tu harmoniką išmoksti pats, tiesiog va, tai paėmęs iš klausos, tai tada savamokslis. Bet jeigu tu mokys iš YouTube'o, tai kiek čia savamokslis, žinai. Nu jo, bet tai dabar mes turim YouTube'ą, prieš 15 metų iš YouTube'o nieko, žinai, nebūtum išmokęs. Aš kaip pavyzdį pasakysiu, aš po tų pirmų mokslų įstojau į kitą aukštą mokyklą, kur mokiausi, nu, sakykime, ten kultūrinių, nu, muzikos, kino ir teatro vadybą, ne? Nu ir buvo ten tam tikros paskaitos, kur turėjai va, į techniką, ten dar kažką. Nu ir mum atneša, žinai, 72 metų sovietinį vadovėlį, kur parašyta, kad renginio režisierius turi pasirūpinti, kad aktų salės užuolaidos būtų išlygintos. Ir aš tada sakau, eikit jūs visi, man čia ne vieta, nes ta prasme, žinai, dėsto man 70 metų, aš jau dirbu, žinai, pas vieną žymiausių vadybininkų Lietuvoje, su viena žymiausių atlikėjų, tuo metu 2-3 metų, o jie man moko apie užuolaidų išlyginimą, tai what the hell. Bet, žinai, nu, aš dabar, pavyzdžiui, magistrą studijuoju ir man yra paskaitose užduočių, kur, pavyzdžiui, sukurti vaikiškos dainelės aranžuoti. Žinai, nors aš esu jau, nežinau, gal 300 dainų pagaminęs profesionaliai. Žinai, tai ne, nu, tai čia... Supranti, ką noriu sakyti? Jo, čia reikia nusileist, nes aš irgi... Yra tas to-do list ir, tipo, tu varai, ten... Ne, aš kalbu apie kokybę, žinai, užuolaidas, žinai, nu, tipo. Beje, tarp kitko, gal tu išmokai gerai, nes man reiks. Klausyk, Faustai, tu su muzika susijęs boso gitara, būgnai, gerai, nuo pagrindinio. Būgnai, vokalas, boso gitara, klavišai, gitara, visi išvardinti instrumentai, tu jais moki puikiai grot, puikiausiai be abejo būgnais, nes tavo pagrindinė profesija, teisingai? Ne profesija, jeigu nebaigęs. Nu kaip? Ai, ne, tiksliau profesija. Jeigu kaip? Profesionaliai, jeigu uždirbi pinigus iš to, tada profesija. Nes... Šiaip aš baigęs mušamuosius esu Šiaulių menų gimnazijai. Va taip vadinu. Nu ir šiaip. Nu specialybės skaitos, aš ten, man atrodo, net galėjau jau tuo metu kažką ten dėstyti vaikam, nežinau, kažkas, nu... Gal pedagoginis ten, o ne menų. Tai vėliau pedagoginį dar pabaigiau, tai žinai. Nu ir šiaip, jeigu nori parodyti, kad žmogus profas, tai gali tiesiog pavardinti, kokiuose benduose būgnais groji. Taip. Prisiminti dabar jos. Ir kad nieko neįžeista, ne? Nes visus reikia išvardinti. Taip. Su visais pačiais geriausiais, fainiausiais esu grojęs, visais. Okay. Visais, kuriais nesu grojęs, nėra jie faini. Gerai, humble as always. Okay. Humble as always užstumė 8% grupių Lietuvoje. Okay. Nes su 20% grupų groji. Nu, tai, klausyk, tai žinom. Linko vedu. Paruošėm tą rubriką Tiesa ar mitas apie muziką. Tiesa ar Myša. Ir čia reiks taip ant greituko, žinai, labai neišsiplečiant. Aš perskaitau teiginį, tu sakai tiesa ar mitas ir labai trumpai pagrysti. Gerai? Taip, pradedam. Visos dainos jau parašytos, juk yra tik 7 natos. Šiaip tai ne 7. Aha. Ai, pagrysti. Aš skaitau mitą, kuris liaudyje yra. Jo. Nu, tai, šiaip visų pirma tai čia 7. Toksai, žinai, kai tu visą gyvenimą geriausiu atveju girdėjai ten, oho, kokia panelė, žinai, nu tai faktas, kad tau užtenks 7 natų, nes daina iš 3 susideda. Visas dainas jau parašytos, pirmoji teiginio dalis buvo. Taip, gali būti, priklausomai nuo to, kiek tu dar man nerodai savo dainų ir kiek aš dar savo neišleidau, bet jeigu rimtai, tai iš esmės tai labai sudėtinga yra parašyti kažką originalaus ir negirdėto, nes tai dažniausiai jau remiasi į disonansą ir neskanumą kažkokį. Nu, ta prasme, realiai, jeigu taip pradėsiu čia labai po 3 eurų lakstyti, bet jeigu paimtai, kad yra ten tų, sakykime, ten ta 12 ar ten 11, nesakykime, ten pustonių, dabar pasakiau ir visi muzikantai juoksis, nes neatsimenu nuoširdžiai kiek. 7+5. Tai va.
Tai žodžiu, ir mintis tokia, kad ne visi jie tarpusavį dera, ne, kadangi ne visi dera, ten, sakykime, yra tercijos, dar kažkas, tada yra tonacijos dermė. Tai mes perinam prie antro tuomet teiginio. Nori būti... Profesiškai taip čia. Ne, ta prasme, yra net kažkaip apskaičiuota, kiek ten milijonų dainų gali būti parašyta, kad viską parašyti. Ta prasme, yra finite amount dainų, kiek gali būti parašyta. Ja, aš net įsivaizduoju, kaip ta formulė turėtų atrodyti. Nu ten 100 kažkiek milijonų ar milijardų, neatsimenu, bet ten... Čia kaip praeitoj laidoj Šarūnas skaičiavo kažką ten su visatom ir greičiu. Jo, ten kur po lašą iš vandenino aplink žemę. Jo, taip. Gerai, antrasis teiginys. Tiesa ar mitas? Nori būti žvaigždė, reikia gero prodiuserio, bus daug konsų. Mitas. Nes... Aš visą laiką nuo tos akimirkos, kai tai įvyko, naudoju tai kaip referenciją visiems, kurie ateina, atsineša šūdiną dainą ir padarykit man muziką, noriu būti žvaigždė, žinai. Nu, toks iškart, tu irgi toks buvai. Aš tai iki šiol toks esu dar. Beleką ten atsineši ir žinai, bus žvaigždė. O labai trumpai tada, o tai kaip vyksta šita kūryba, pavyzdžiui, aš ateinu, su gitara. Ten nežinau, ten... Nu, gitaros gali pas mane nesinešti. Ne, gerai, visų pirma, gauni laiką, kaip pas neurologą, po 2 mėnesių. Aš ne tas klausiu šit. Bet jis tau gali, žinai, insightą. Aš tau galiu iš kliento insightą šą. Jo, bet iš esmės, aš atinu, žinai, su daina. Nu, jinai taip pusę velnio skamba, lyg kažkas galėtų gauti, žinai, bet biškiniai tema. Ką tu darai tada? Kaip vyksta procesas? Nu, sakykim, turiu pinigų. Turiu 2 gabalus padaryk dabar, bet ta daina tokia, žinai, kur... Ne, nu, ta prasme, žinai, kad tu turi pinigų, tai labai faina, džiaugiuosi, bet... Aš šiaip neturiu, bet jeigu turėčiau... Ne, nu, aš tau sakau, jau reaguoju situaciją. Tai jeigu, labai faina, kad turi babkių, žinai... Ar tai keičia kažką, jeigu aš ateinu su 3 gabalais arba ateinu su 800 eurų? Palauk. Palačiai stavkės kyla, žiūriu. Ne, stavkės čia dabar skirtingi, nežinomieji. Aš gabalus vadinu dainas. Gabalai. Ne, su 3K. Nu. Ar keičia kažką iš tavo pusės? Ne. Galbūt laukti. Ne, jeigu tu atsineši lievą gabalą, tai man ar 3 gabalai, ar 800 eurų man vienodai blogai, nes mano interesas yra ne padaryti dainos, kuri man pagadins vaizdą. Nu gerai, bet jeigu aš atsinešu tokį pusėtinį gabalą, bet nelabai noriu, kad tu keistum kažką jame. Tai tada eik pas kitą prodiuserį. Ta prasme, nes jeigu tu ateini su kažkuo kurti ir tu nori, kad tas žmogus kurtų taip, kaip tu nori, bet nieko neįdėtų iš savęs, tai kam tu tada eini pats daryti? Nu, aš nemoku su Ableton dirbti. Nu, tai nusišauk tada. Nu, žinok, Simai, aš irgi nemokėjau, bet... Išmokau. Nu, va, priparinau žmogų. Ateinu pirmą kartą atnešu vieną. Kai sužinai kainas, prodiuserių išmoksti su Ableton. Aš žinok, nekeičiu, tai nieko nekeičiu. Aš tiesą sakant, pats dėl to prodiuseris. Nes kažkada labai norėjau kurti ir tipo, blemba, nu... Studija žiauriai brangi, žinai, o ten nėra pinigų tokiam dalykam ir žiauriai noris eksperimentuoti, ieškoti kažką ir bam. Bet čia visose srityse tas pats, bet mes šnekėjom, jeigu tau kažko reikia ir labai nori, bet neapsimoka ten kažko samdyti ar kitų paslaugų apsimti, tai tu atsisėdi ir išmoksti. Nu, mes irgi labai norėtume ten LRT studiją didžią salę pasiimti, žinai. Vat nenorėčiau. Ne? Eik, ten salinė visiškai, aš ten toj didžioji studijai tiek kartų buvau. Nu, kiek žmonių reikia išlaikyti? Tai apie ką ir kalba. Todėl darom patys. Jo, žinok, aš pradžioje Todėl netobulai viskas pas mus. Aš pradžioje Fausto žiauriai pykau, ašgi ateinugi, atnešu ten tas 2, ten 5 dainas, prie kurių sėdėjau mėnesį, o jis sako, ne, dirbk toliau. Bet žinok, to reikia. Bet viskas gerai, aš pats savo, dabar irgi kuriu savo dainas, ne? Tai pats savo sukūriau 80 dainų per kokius 4 mėnesius. Ta prasme, padarei? Ne pilna produkcija, bet ten posmas priedainis, jo demo versijas, 80 demo versijų sukūriau ir iš kurių dabar atsirinkau 9, o greičiausiai pabaigsiu 4. Ką veiksi su jom? Nežinau, pasidėsiu stalčių, turėsiu fainą stalčių. Nenori būti žvaigždė dainininkas? Ne, ta prasme, aš išleisiu greičiausiai tos kūrinius, bet... Tiesiog, patį principą turiu omeny, kad šiaip daug kas taip daro, kad ir labai sunku tą priimti yra, nes, kai tu sukuri, tai yra, kaip
Mano kūrinys. Užauginai pomidorą, žinai, vat, pirmą kartą, nu, mano pomidoras, skaniausias žemė, žinai, nu, tipo, bet jeigu tu augini visą, žinai, šiltnamį, tai, nu, tu žinai, kad, vat, tie bus levesni, nes ten kažkas, žinai, tie geresni. Tai čia toks principė reikalas, žinai. Nu, žiūrėk, man kyla vienas klausimas, ne, tu ir produsuoji nemažai visokių atlikėjų, ne, kurie jiems muziką, groji nemažai bandų įvairių panašiai, bet, nu, dažniausiai yra frontmenai, žinai, žinomi, arba kaip brandai, galima sakyti, žinomi. Tai tu norėtum iš to truputėlį ne šešėlio užkulisio išlysti tu kaip vardas, kaip atlikėjas. Aš galvoju, kad tai yra toks dėsnis gal labiau, jeigu tu gerai varai, nu, tipo, tai, nu, jeigu tada... Taip savaime, ne? Jo, nu, tai... Šiaip nemažai pasaulyje tokių atvejų yra, kai prodiusai rašo, o paskui tampa atlikėjais. Ta prasme, ne tik kad atlikėjų, ta prasme, net jeigu turi nesi kažko, sakykim, ten labai influencing, ta prasme, nu, neini, nedokumentuoji savo kasdienybės dar kažko, žinai, nu, tipo, bet tiesiog kaip žmogų, kaip kažką darantį žmogų, tai, nu, tave natūraliai žinos. Bet pagal tavo charakterį, tu mieliau studijoje sėdėtum užsidaręs, ne tai, kad užsidaręs, bet ar labiau frontmenas? Aš tai meluočiau, jeigu sakyčiau, kad oi, ne, aš tikrai nemėgstu dėmesio. Nu, žiauriai patinka, bet kam patinka dėmesys šiaip. Tik tais, ką pastebėjau, kad studijoj sėdėjimas ir turbūt, nu, žiauriai jokingai nuskambės, bet su metais, nes kuo jaunesnis, nu, žinai, tipo, biškė egocentriškumas kitam lygmenį negu vėliau. Toks atsiranda matyt, intravertiškumo kažkoks faktorius, nes būna išeina ant scenos, buvo čia kažkada prie vieno filmo ten prisidėjau ir reikia nusilenkti su visais. Ir mes ten išeinam ir ten vienas ten žinomas atlikėjas ten vos nežinai, I'm amazing, ten, žinai, nors jis nuoširdžiai ten nieko daug nedarė, o aš ten sėdžiu ir ten, nu, aš taip juokingai išsireikšiu, bet ten pusiau filmą išgelbės, nes paskutinę sekundę prisidėjau ir ten žiauriai daug dariau. Bet čia yra klasika, ir toks, žanras, gal galiu eiti iš čia, toks žiauriai nenori, žinai, ten būti. Nu, ta prasme tiesiog, bet aišku, jeigu tu ateini su tą intenciją į sceną, žinai, kad, nu, bet aš savo dainas dainuosiu, aišku, prišiksi tas kelnes 25 kartus, 26 gal taip jau ištversi nepridaręs, žinai. Nu, ta prasme, aš tikiu, kad... Tai yra visiškai normalu. Kas ten sakė? Šapras sakė, ar Valinskas sakė, kad jeigu prieš eidamas į sceną nebesijaudini, tai keisk profesiją. Jo, tada reiškia, nebėra tavi to, kas tave daro atlikėjų. Jep, baisiausia tikriausiai, kas galėtų nutikti. Gerai, keliaujam prie kito mito. Nepavargai dar nuo mitų? Nuo mito? Mito. Nu, sakyk. Pop muzika yra stilius. Kai gerulis, ne? Aš neprisidėjau prie šito klausimo. Nes išgooglinti realiai yra. A ne? Nes pop muzika ir populiarioji muzika šiaip dažnai tapatinamas, nu, tokia asimiliacija, tipo, žinai, savo. Tai kas yra pop muzika? Pop muzika šiaip, pop muzika yra žanras, nu, bet populiarioji muzika, jinai yra plati savoka ir šiandien yra, pavyzdžiui, aš dabar nežinau statistiškai, bet įtariu, kad populiariausia visgi dar yra ta visa trapo kultūra, pavyzdžiui, kas nėra pop, bet tai yra populiaru. Galų gale dabar šiaip lately labai, nu, aš nežinau, nepastebėjot, labai vėl lenda kažkokia tokia teenage rock. 90s? Teenage rock, 90s, tokie dalykai, kur, nu, kai man buvo 12, buvo ant bangelės ten Avril Lavigne visokie ten. Bet tai čia nėra tas, kaip su visom madom pasikartojantis dalykas. Nes realiai praėjo... Sekantis mitas, vyrai. Muzikos stiliai kaip mados grįžta kas 20-30 metų. Jo, nu vat kaip dabar vat grįžo, žinai, ten visos žvaigždės pradėjo, žinai, Depeche style, žinai, ten taip. Tai čia mitas ar čia tiesa, Faustai, iš patirties? Kadangi gyvenu, kiek skai 20-30 metų, ne? Jo, nu vat lygiai. Tai vat, jo, žinai. Ir bus Avril Lavigne. Kadangi man 60, tai 3 kart buvo tas pats. Ne, vis tiek kaip prodiuseris turi muzikos istoriją šiek tiek pasidomėti. Faktas tas, kad niekas neskambėjo identiškai niekada. Atsiranda kažkoks tai influencas pradžioj. Instrumentas naujas. Ne, turiu omeny, kad, nu, paimkim Weekendą, ne? Norėjau sakyti. Jo, nu, vat jis visiškai net be jokios paslapties eina paskutiniam albume, net Quincy Jonesui
toksai kaip, vat, kad faina muzika jis darė su Jacksonu ir tipo bam, žinai, tipo jam čia dedicated, kažką. Nu ir jie ten su tuo Max Martinu produceriu padarė va tokį soundą. Bet jis vis tiek yra modernesnis negu Jacksono, nes yra kiti būdai, kiti prieimai, kitos technologijos ir taip toliau. Po 30 metų gal grįžta muzika ir visą tai, ką naudojam šiandien, naudos ateityje, sakykime, jaunimas or whatever. Ir jie dadės irgi tą savo kažkokį, ten, sakykime, nežinau, nenoriu čia apsimest, kad žinau, kas bus ateityje, bet tipo AI vibes tipo pridės ar dar kažką. Ok, gerai, tada, kad jau apie AI pakalbėjai, biški nušoksiu nuo mitų, kaip manai, ar AI pakeis kada muzikos prodiuseris? Bent jau kol kas tai be šansų, nes muzika yra labai intuityvu ir apskritai, nu, ta prasme, jeigu tu kuri, sakykime, bet ką, tekstą, ne, ar panašiai, kuom AI-us fainai, nu, aš pats, pavyzdžiui, dabar studijai savo naujai ieškau pavadinimo, galvojau pavadinimą visai ten. Rašykit komentaruose, kokie jūsų pamastymai galėtų būti pavadinimas Faustos studijai. Jo, grinai, nežinot apie ką kalbam, bet parašykit. Faust studija. Fausto muzikos producingo ir įrašų studijai reikia sugalvoti pavadinimą, komentaruose rašykite pavadinimus, kaip galėtų vadintis Fausto muzikos producinimo, kūrimo, taip, kūrybos namai eco-friendly, dalinai finansuojama Europos Sąjungos. Nope. Nei kiek. Pilnai finansuojama Venskų šeimos. Taip, tikrai taip. Jo, tai grįžtant prie to, tai generuot idėjas, wow, organiškumo nulis, tai vis tiek kažkuriam taške turi žmogus įdėti savo, taip sakant, kažkokį tai braižą, nežinau, nuomonę, žodį, judesi, kažką į tą jajų, nu, kad tai taptų meno forma kažkuom. Bent jau šiai dienai tai tikrai tas yra garantuotai, o ateityje, aš manau, tas irgi panašiai grėsia. Nu, žiūrėk, pamodeliuokim, tai pafantazuokim, ne? Nu, bandom. Dabar tas chat GPT, pavyzdžiui, ar ne? Ten jisai, kaip suprantu, jisai skreipina visą prieinamą interneto duombas. Ir dabar įsivaizduok, tas pats vyksta su kažkokia tai versija, tokia pažangesnė, kuri pravaro per visus prieinamus pasaulio internete muzikinius kūrinius. Ne, nuo klasikos, sakinu, bet ko realiai visas, tarkim, užtektų net Spotify'us, ar ne? Žinant, kad muzika yra, kaip kai kurie sako, matematika, kaip tu manai, tipo, neišgimdytų kažkokios universal formulės, sprendžiant vis tiek spręstų žmonės. Ta prasme, spręstų to kūrinio sėkmę, išėjimą, neišėjimą, vis tiek tai, ta prasme, kūrybinį aspektą spręstų žmogus, jeigu jūs generuotų, sakykime, atlikėjo balsą, nes yra, man atrodo, tokių net pasaulio. Dabar prasidėjo šitas, kad jūs gali atkartoti visiškai. Net atkartoti, bet net yra originalių kažkokių, man atrodo, kur ten Ale tipo yra dainininkas ir po to paaiškėjo, kad ten tiesiog project. Kad jo balsas yra atkartotas pagal... Simuliuotas. Aš tai galvoju, kad yra du variantai. Arba būtų visiškas chaosas, žinai, nes nesusigaudytų, nes nėra... Dirbtinis intelektas nėra žmogiškas intelektas, jis nesuprastų, kas yra gerai, kas yra blogai, tai būtų arba chaosas, arba visos dainos faktiškai taip pat skambėtų. Nes viską apdorotų ir šitą gerai. Ir instrumai supanašėtų, ir, tipo, žinai, natos supanašėtų kažkiek, dar kažkas. Aš tai labiau už antrą. Chaosą, manau, tikrai nebūtų, nes muzika, jeigu pagal taisyklės daroma, tai negali būti chaos. Teisingai. Palauk, jeigu... Paklausyk nu metal arba trash metal, ten, čia net, sakyčiau, rožytės, tik paminėjau, kas yra alternatyvioj scenai. Jeigu visą pasaulio muziką tu jam duosi, žinai, nuo Afrikos genčių iki Beethoveno, tai tikrai bus balaganas. Aš tikiu, kad galima ta prasme, atrasti sistemą, kuri padėtų greitai tą padaryti žmogui. AI-us, pavyzdžiui, tu darai... Arba padėti, žinai, padėti, palengvint kažkokį procesą. Generuoti idėjas, ne? Aš esu nusidėjęs vieną kartą, atsimenė, tau net rašiau, klausiau, ar galima taip daryti. Man trūko vienos eilutės.
ketvirtos eilutės. Aš parašiau čia GPT, surašiau 3 eilutės, kurias sukūriau, sakau, padėk man ketvirtą sukurti, žinau, kai eilutė gaus. Jo, mes sveikinimus vienoje darbovietėje kūrėm, tipo, angliškai. Angliškai labai gerai gauna. Taip, anglų kalba. Lietuviškai tai. Šiaip labai jokinga sistema, nes magistrą rašiau ir toks idėjų pasisemsiu, sakau, pažiūrėsiu, ką kalba ten tuo ar nuo, sakykime, klausimų. Ir parašau, aš ten angliškai viską generuoju ir ieškau ne tai, kad nurašyti, nes man kažkoks principo reikalas yra, aš rašyti moku, tai aš pats parašysiu, man tik tais parodyk, pavyzdžiui, šaltinį. Taip. Žinai, nes jis, parašiau, citations, please, ten kažką. Ir jis ten, no problem, sir, žinai, ten prikrojo 2 šaltinių, nei vieno nėra. Ta prasme, jis viską sumelavo tiesiog, žinai. Jo, yra, čia Reškevičius 2 žinai, ten. Ir jeigu tu jam pasakai, seniai, tu suklydai, jisai sako, atsiprašau, štai kitą šaltinį. Jo, ir vėl meluoja, bičias, patologinis ten. Labai daug, matai, pradeda cenzuruoti, nes ten visokios informacijos, žinai, ištrauktos iš Google, ta prasme, ten gali būti ten, kaip pasigaminti bombą, pavyzdžiui, paklausti ChatGPT. Ir jis pirmose versijose greičiausiai atsakė, žinai, bet dabar tu, jeigu paklausys, tau to neatsakys. Bet tokių durnų dalykų šitoj technologijai, irgi yra, kur arba nusišnekės belia kaip, arba galima tai apeit. Pavyzdžiui, labai geras pavyzdys yra, užklausė čia GPT, žinai, ar žinai, kur aš randuos, žinai, kokia mano lokacija, what's my location, žinai. Oi ne, aš negaliu ten, čia negalima rinkti duomenų, taip toliau. Gerai, kokiam aš mieste esu, žinai. Oi ne, negalima. Kur yra artimiausias McDonald's? Artimiausias McDonald's yra už čia šitoj gatvėje. Žinai. Visai nekrypi, žinai. Visiškai, taip. Ne, aš negaliu rinkti jokių duomenų. Aš prisimenu dabar, gulėjau ligoninėj ir gulėjo senukas šalia toj pačioj palatoj. Nosis operacija man darė, jam darė, žodžiu. Ir kad kuo greičiau praeitų visą tai, žaidžiau kompu. Pirmą dieną jis tiesiog žiūrėjo. Antrą vakarą jisai jau toks sako, klausyk, apie šitą galiu pažiūrėti ten, ką mano Janina ten ar Bronė, nežinau, daro. Sakau, ta prasme. Ten tugi žiūri ten, ką draugė daro, ne? Sakau, ir aš nesuprantu apie ką jis. Žodžiu, šiaip aš su juo nebendravau, nes labai didelis amžiaus skirtumas ir aš labai norėjau gamint, kad kuo greičiau laikas praeitų. Aš taip uždarau kompą. Ir bandau išsiaiškinti, ką jis turi omeny. Vyrukas, sakyčiau, 7+, man papasakojo, kad jo kaimynas įsirengė kamerą, žmonai nežinant, namie ir realiai stebi savo žmoną, pasidaręs. Tai žinai, dabar yra ir dušo galvučių su minikamerom. Apie ką mes kalbam? Aš nežinau, visiškai šūdų. Aš apie lokaciją. Mes turime rubriką, pavyzdžiui, šūdini faktai, bet mes jau ją išnaudojam šiandien. Bet gal šūdini Myšos faktai. Mes kartais apie šūdų, žinok, pašnekam. Kartais yra sveika nusileisti ant žemės šiek tiek. I'm the right guy for the job. Varyk, Faustai, koks durniausias faktas? Koks šūdiniausias faktas, kokį žinai iš vis. Kur tau nereikalingas, ta prasme ne tai, kad šūdiniausias, kad smirda ar... Žinok, tai paklausai. Bet kur nereikalingiausias, kur tau nieko neprideda gyvenime. Neįsivaizduoju, aš tiek daug tokių nesąmonių žiūriu, nes mano laisvalaikis daug kas būna, ten muzikos klausos, kažką. Pas mane yra visokios tipos šitie mokslinės laidos arba podcastai, žiauriai stand-upą mėgstu, tai žinai, prikrauta, čia pas mane yra vėmalų daug, tai aš dabar pasakai, ištrauk šūdą faktą, tai aš net nesugalvočiau nei vieną. Bet gal dabartiniai visi žmonės tokie yra, kur žinai klauso viską, taip toliau ten prisiklauso beleko ir belekur. Iš visų medijų, iš visų podcastų. Aš tikėjausi, kad aš ypatingas, bet ačiū tau dabar. Skrolinu. Aš žinok, irgi šūdinų faktų mašina esu visiškai. Skrolinu Facebooką, dabar populiariausias paskutinis toks iš super faktų yra rykliai nežino, kad kupranugarė egzistuoja. Tipo, nematėt dar? Nematėt? Bet čia nešūdinas faktas, čia ta prasme, žinai. Kas man iš to? Aš kažkaip mačiau vakar tokį video, kur man žiauriai šiaip patinka tas formatas, kur tipo, kas sieja tipo fotiką, telefoną ir kūdikį.
Tai fotkini, kai gimsta, pradedi daugiau fotkinti. Fotika, telefoną ir kūdikį. Jo. Čia bus koks nors cringe visiškai Visi nesąmonė. skleidžia, tipo, trinktelėjimo garsą, kai numeti. Toks tiesiog, žinai, kur... Aš galvoju, kad tu susilaikysi. Kūdikis dustliau Nu šiek jo, tiek. bet aš čia, aišku, sugalvojau, žinai, tuos 3 daiktus, bet mintis tokia, žinai, kur, tipo... Kodėl, tipo, mašina nevažiuoja, kol nespaudi gazą, nes vairuotojas tai namie, žinai, ir tu sėdi toks kažper. Ir man kažkodėl taip jokinga tokie šūdai, tipo, kur ačiū, kad atimi iš manęs tas 5 sekundės gyvenimą, žinai. Jo, žiauriai fainai kalbam, gal trumpą pertrauką padarom ir po to dar pasibūsim, ne? Okay. Neskubi labai. Ne, nu vis tiek penktadienis. Spaudžia, ne? Ne. Ta prasme, mums reikia biškai kameras perkrauti. Gerai. Gerai? Ok, toj grįšim. Neda žvaigždės. Michaeli, tada nuo tavęs pradėsiu. Kiek instrumentų groji? Define groti. Nu, gerai. Vokalas, gitara, boskė galiu pamaigyt, būgnais galiu padaužyt. Tai... Ne, aš irgi galiu galvą į stalą padaužyti. Jeigu būtų, pavyzdžiui, jeigu tarkim čia dabar būtų instrumentai, ar ne, ir ten mes grotume, tai aš pagročiau ir būgnais, ir bosų, ir gitara, ir vokalų. Jeigu prioritetų tvarka, tai pirmas yra vokalas, ne prioriteto mokėjimo tvarka. Aš tiesiog per tą pertrauką mes per daug prisijokavom apie tave. Sunku klausytis, kaip tu čia daužai būgnus. Man tai įdomu. Seniai, aš sėdėjau gal 2 vasaras prie būgnų po 8 valandas į dieną, žinau, kad... Prie mano būgnų sėdėjai? Ne, mes dar tada kartu negrojom. O tu? Tai kokiais dar groji dalykais? Tai... Būgnai? Nu matai, kadangi Michaelis groja viskuom, tai aš jau nebesigirsiu. Tipo daugiau, ne? Nu aš kažkaip... Jeigu taip rimtai, tai nuo labai mažens dainuot pradėjau. Pas tėtį kapeloj. O, nice. Kaip Juozas iš Ventukų. Realiai taip, tik tais nedainavau su patosu. Tai, nes ne. O šiaip... Linkėjimai Juozui. Tai va, o šiaip tai iš tikrųjų... Tada dėl balso stygų mazgelių nebegalėjau to daryti. Tarp kitko, prieš pat balso mutaciją atsirado mazgeliai. O čia netyčia jie atsiranda? Ar pertempi ten kažką? Aš nežinau, žinai, čia buvo labai senai. Tai faktas tas, kad man metus neleido dainuoti. Visiškai. Tai užrašė tėtis į gitarą. Pradžioj smuiką, bet kažkaip perrašė gitarą. Galvoju, kam, nenoriu, bet pabandžiau ir žiauriai skabinau ir tada, aišku, pradėjau tą akustinę gitarą groti, ilgainiui atsirado ir kad čia bosas visai faina, su bosu grojau, atradau būgnus, nu ir būgnai buvo tas toks didžioji meilė, kur ten visiškai variau ir ties kažkur gal ten, nežinau, 17 metų maždaug pradėjau čiupinėti pianiną, nes kažkaip, buvo taip nesąmonė nemokėti pianinu groti. O produsui reikia daug, nes, aš įsivaizduoju, žinai, midi klavą, tai ką ten, biški, akordas, dar kažkas, ar reikia produsui normaliai, kaip pianinu mokėti, ar užtenka, žinai, įgroti dalį ir po to muzikos programą, žinai, sutampyti. Šiaip, nežinau. Seniai, kamon, taigi tu pas man sakei, kad... Produceris, jeigu nemoka groti klavišais, tai kas bus? Nu, ta prasme, jeigu tu valdai klavišinį instrumentą, faktas, kad tau darbas palengvėja 1000 kartų. Faktas ir tas, kad labai šiaip yra daug pasaulinio lygio, sakykime, producerių, kurie nesveikai geri instrumentalistai, bet tuo pačiu yra ir tokių, kurie... Vapšė nemoka nieko groti. Belytę dėlioja natas tam... Kaip šitas, kurie miksą padarė, Roses. Manbek, jo.
Tai bičias iš vis ten Kazakstane kaime gyvena, tokia mažesniam negu Kelme žymiai. Kolonėlės tos, žinai, papirinės, kur tos buvo pas mus prieš 30 metų prie kompo, kur pastatai per arti monitoriaus, tai violetinis patampa Monikas. Tai ten. Ne tiek blogai, bet jo, jisai ten su paprastais telefono ausinukais padarė tą Roses remixą St. John'o. Tai va, tas labai amazing. Ir bičias irgi ten viską taip supelytę sudėlioja. Ir jam kažkas rašė iš Lietuvos... Lithuania, HQ Lithuania, kaip jie. Ja, ir jisai kažko ten... Nesuprato anglų, ir galvoja, kad skemina jį ir tipo nepardavė tipo publishingo. Realiai mūsiškiai susigrėbė greitai, kad čia reikia bičą imti publishing. Sako, jie man siūlė 3000 eurų už tą dainą, kuri, ta prasme, ten milijardai streamų dabar pasauly. Sako, man siūlė 3000 ir aš galvoju, nuskemina, nes, ta prasme, kaip taip gali būti, žinai, kad tiek už dainą mokėtų. Tai man čia šiaip, aišku, fun, bet, jo, bičas tai, bet per 2,5 valandos padarė remixą ir... Kaip žiūriu. Pučiamieji, griežiamieji. Mano tėtis yra, taip sakant, trimitininkas, bet kažkaip niekada į tą pusę nelinkau. Violončelę visada norėjau išmokti ir dar nebūtinai neišmoksiu iš tikrųjų, nes yra toks, kad nusipirksiu ir laisvalaikiu pabraižysiu. Kogi ne? Nors šiaip žiauriai sudėtinga, bandžiau kažkada su Justu Kulikausku mes grojam, kuris yra labai nuostabus violončelistas. Sakau, parodyk, žinai, ir vien tą rankos pastatymą, tą ant smičiaus ir ten jauti, kaip va taip išlūžus tą ranką ir ten, žinai, toks, atrodo taip paprastai, ten, žinai, easy, ten sėdi ir ten, toks, kaip gausi, stipriau spausti stipriau. Ne, bišk per vidurį, žinai, ir tu ten, kaip per vidurį, tu čia laikai, o čia spausti reikia, žinai. Bet čia, žinai, irgi ten su pučiamaisiais tas pats yra, kur ten, žinai, su kokiu trombonu, kaip ten lūpas sustatyti, arba su saksofonu, kaip ten eiktų ten. Su saksofonu bandžiau mokyti. Aš irgi bandžiau groti, ta prasme. Kažkur. Ta prasme, ten, beje, saksofonas, varinis ar medinis instrumentas? Klasifikuojamas kaip medinis. Galvoju, prigausi čia, ne? Ne, šiaip, gal įdomu kažkam. Ar žinot, kodėl saksofonas yra medinis? Parašykite komentaruose. Todėl, kad liežuvėlis medinis, kuris skleidžia garsą. Jo, bet žiauru, aš bandžiau su saksofonu irgi grot, tai nepavydžiu visiems kaimynam, nes mes tai darėm afterpartinom būtą kokią 5 ryto. Iš kur gavot saksą? Atvarė saksofonistas pas mus su visų saksu, nes prieš tai grojo. Užsisamdė tą. Ir aš bandžiau saksu grot. Tai ačiū Dievui, kad aš ten nebegyvenu. Nors, gal atleido, nes visai ten viskas gerai buvo, tose Fabijoniškėse. Jums, aišku, per afterį tai viskas gerai buvo. Dabar štai 5 ryto, ten pakarokės kokią antradienį, žinai, ar ketvirtadienį. Man tai buvo tokia situacija, kad atvarė draugelis, sako, tai buvo bičas man babkis koloj, tipo, atidavė saksofoną, gali gal parduoti. Skau, paliktų man, skau, aš šiaip visai norėjau šiaip visą gyvenimą išmokti groti, gal bairis, gal užsikabinsiu kažką. Ir liežuvėlį žiūriu, bet jis taip įtrūkęs per vidurį. Galvoju, taip tikrai neturi būti, žinau, tai kiek kartų laižytas. Tai va būtent. Ir aš galvoju, tikrai aš, taip sakant, nededu savo lūpų prie šito dalyko, bet žinau tiksliai, kad galima paskusti tą liežuvėlį. Ta prasme, jį galima tiek nuskust, kiek dar nenaudota yra. Jis taip ilgesnis? Ta prasme, jis yra toks ir ta labai plona dalelė, tu ją su britvike gali nuskusti. Britvike, Ir žodžiu, ir aš aišku tai padariau, bet ten, čia craftingas, ta prasme, ten tikrai turi suprasti, kaip tą daryti. Ir aš matyt palikau labai storą tą galiuką. Ir aš stoju ir mane filmuoja, žinai, ir aš pučiu kaip rodo ir ten... Taigi ten tas yra, taip, tu padėsi. Ir ten visiškai jaučiu, kaip čia visur jau, ta prasme, arterijos, jau suplyš, ne kapiliarai, jau visą arterijos. Iš nosies kraujas bėga. Žinok, žiauriai. bet kaip pučiu. Tai realiai, tai apsipučiau nenormaliai, bet išleidau garsą. Asfikcija. Galinė asfikcija gausi. Ta prasme, tai ten praaiškai buvo kažkas baisu. Ir dar toks su tokiu močiutės megztų megstiniu, žinai,
ir skusta galva, toks Rusija, žinai, ir toks... Ta prasme, tas video yra 10 000 eurų vertės man. Tai aplaudintas į YouTube'ais, ar ne? Ne, ten... Ko lauki? Nežinau, adekvataus ignoravimo šitos temos. Žiūrėk, labai gera proga. Siūsk mums. Ne, bet supranti, kuo toliau, tuo labiau gėda bus dėl to video. Tai Man yra gėda dėl to video, man yra amazing, kad tai buvo. Ta prasme, aš pamatau tą video ir man toks, wow. Ta prasme, čia mes tokius darėm dalykus. Ir aš dar ten, tipo, tutorialą darau, žinai, hello guys. Bet aišku, mes ten žvengiam, žinai, iš tos situacijos ir, tipo, tokia, toks, blogiau negu blogai. Today is my first day with saxophone. Taip, palikim saksofoną ramybei. Saksofoną? Michaeli, turi tokių video, kur, žinai, iš senų laikų, kur tipo, gėda dabar būtų, ne nutikimai, bet kai bandai grot, dainuoti ar dar kažką ir... Ne, bet žinai, ką pagalvojau, dabar mes taip kalbėjom dar prieš Faustą, kad kai skendau baseinė, tai tėvas filmavo, įdomu, ar tas video yra kur nors ar ne. Bet tai... Ką jauti? Koks būtų prikolas iš tikrųjų? Pamatyti, kaip skęsti. Aš tokiai skendau baseinę, nuo to karto nesimaudžiau niekur. Tai nežinau, kaip tau čia taip paėjo. Ar tu irgi nesimaudžiau? Ištraukė mane. A paskui pridavė... Mes šnekėjom prieš tai apie tai. Papasakos tau paskui. Jo, Michaelis skendo ir po to normaliai maudos ir baseiną buvo. Aš skendau saugęs jau. Ir viskas. Ežeras naugavo, ne? Į baseiną, by the way, galiu įdrasiai, bet Atviri dėl to, vandenys, kad tai yra kontroliuojama aplinka. Atviri vandenys. Atviri vandenys man yra... Apie jūrą tai... Ne, aš į jūrą neatsimenu, kada paskutinį kartą jau... Tai ką tu veiki Ispanijai kokiai? Prie baseino žiūriu, kaip draugė maudas. Neda žvaigždės. Po konso prieina moteris. Sako, aš ne šiaip paprasta darbuotoja, aš esu agentė, talentų ieškotoja. Lietuvoje. Jo. Ir aš... Vokietijoje pasigavo, kad Lietuvoje... Ne, čia Vilniuje, mes čia Vilniuje. Ir jinai sako, ten litaniai, žodžiu, kiek tu čia gauni? Nu, sakau, tiek ir tiek. Žiūrėk, 2 daugiau. Visai grupiai. Nu, tipo, okei, kur? Nu, Vokietijoje. Nu, gerai galvoju, gal Vokietijoje ten, kaip pragyvenimo lygis aukštesnis, ne? Nu, tarkim. Žodžiu, esmė tokia. Jinai iškloja visą istoriją, kad jinai dirbus ilgą laiką Vokietijoje viešbučiuose, kad jinai ten pažįsta kažkokius labai turtingus žmonės, kurie turi viešbučių tinklą po visą Vokietiją. Žodžiu, susiskambinam pirmadienį ir susitinkam ir aš padarysiu taip, kad jūs su manim keliausit į Vokietiją grot. Nu, gerai. Tipo, turint ar gyventi? Turuot. Nu, ten 2 savaitėm, tarkim. Okay. Vokietijoje nėra muzikantų, važiuojam, žodžiu. Tarkim. Einu pas Hebrą, visas užsidegęs, ten pasakoju, Hebrai mane išlasdavoja be abejo, tu tai naivuolis, kai visą laiką. Iš tikrųjų čia norėjo... Skemas. Kai ko kitko iš tavęs tenais, o nesusiskambint. Žodžiu, gerai, ateina pirmadienis, skambinu, sako, tai Oktoberfest. Nu, galvoju, okei, legit. Gerai, ko iš mūsų reikia? Nu, tai iš jūsų reikia, atsiųskite, žodžiu, skenuotus pasus ir reikia, kad jie galiotų kaip minimum 1,5 metų į priekį. Nu, tipo, turi būti normaliai galiojantis. Aš toks visas užsivedęs, važiuosim Vokietiją, ten konsus grosim, pavarysim, čia dvigubos stavkės, ten pavarysim. Hebrai skambinu, Hebrai sako, su visa pagarba, Europos Sąjunga, atsiųskit pasus. Galvoju, tai kame baris. Gerai skambinu, atgal sakau, kam pasų reikia. Tai čia, kad sutartis, dėl sutarties, žodžiu. Nusintai pasus? Nenusinčiau pasų. Sakyčiau, visiškai jau. Ten buvo priburta, ten nuo galvos iki kojų, kur važiuosim, kaip važiuosim, ką važiuosim. Pasiskambinau bičiuliui, kuris gyvena ten. Jisai yra NATO karys. Sako, seniukai, žinok. Yra tokie juodi autobusiukai. Įsėdė, atsibusi ten Šri Lankoj kur nors. Nu, tipo gaudai, prekiauja žmonėmis. Žinai. Bet kaip tau iš karto, tipo, nepasidarė aišku, kad čia yra nesąmonė, kaip pasų paprašė? Nu, ką žinau, žinai. Tu pažiūrėk į jį. Aš, žinok, kiekvieną dieną stebiuosi vis.
Atrodo ir geras draugas, ir gerbiu, bet kartais, blemba. Ta prasme, prieš kiek čia metų buvo? Prieš metus. Prieš savaitę. Ai, tai mes dirbom studijai, tu man aš jis man atėjau. išdu. Seniai važiuosi į Vokietiją. Wow. Ja, aš taip sėdžiu. Tai buvo, galvoju. Ir žinai, toks nors sakyt, bet blema, Vokietijoje užimis geresnių pilna, žinai. Tai buvo tikrai čia taip jūs norit varyti. Ne tame klausimas, nes, žinai, dažniausiai atlikėjai, va ten, žinai, Mama festivalis, Londonas, žinai, dar kažkas. Oi, kaip užraustinai, ką tik. Ne, kodėl? Čia ne joks neraustas, tiesiog vyko ten ir viskas. Ar lietuviški bendai dar kažkur turi, pavyzdžiui, Kašprovskio dantis dabar Indijoje turėjo turą, žiūrėjau storius. Tai jiems ten pastas? Kaip jie ten, ne, bet jie ten išdaužė visus, ta prasme, ten jie taip, ir viską lietuviškai dainuoja, žinai, toliau, dzin. Tai kad indai patys tarpusavį nesusikalba, ten kažkaip ir 30 kg. Ne, tai ten dialektų. Tai čia jiem atrodo, kad čia bičiai iš ten už 100 km atvarė, žinai. Ar turina lietuviškos grupės? Šiaip aš daugiausiai turinę su džiazu, tai va dabar bus, pavyzdžiui, irgi toks turelis, sakykim, tai pavadinkim, irgi, bet... Tai kas, Londonas, Berlynas? Ne, Londonas, Dublinas, Oslas. Man atrodo, gal dabar bijau sumeluoti, gal Kopenhaga kartais būna, gal kokia, po to esam Amerikoje buvę. Čia prieš pat COVID-ą buvo jau numatyta 3 ar 4 koncų turas Amerikoje. Čia su džiazu buvo, ne? Jo, turėjom varyti. O kiek Amerikos lietuvių susirenka į tokį koncertą? Nes, žinai, pilna salė. Gerai, bet čia gali... Pilna salė Lietuvoje 400 žmonių ir pilna salė. Ten 1,5 ar 2,000, nežinau. Rimtai? Jo. Tu nemažai. Tai dabar mes Čikagoje 100 štukų, man atrodo, lietuvių yra. Ir jie visi to 90s mentalitetų, tipo, kur seni, žinai. Ta prasme, linkėjimai. Labai daug Čikagoje lietuvių. Jo, bet šiaip labai, kaip čia pasakyti, svetingi, labai laukia, labai pasilgę, žinai, jiem vis tiek, tai yra jų kultūra, namų kultūra, žinai. Namų gabalėlį atveži vis tiek. Jo, ta prasme, ir jaučias tas, kad, pavyzdžiui, tas pats, tipo, kad, čia džiazu, žinai, tai čia yra wow, tipo, jie nelaiko, kad čia, žinai, mes tai Amerikoje ir Janą turim, žinai, jiem vis tiek čia yra amazing. Ir Jana lietuviškai nemoka? Nežinai. Gal namie lietuviškai. Ne, bet matai, jie vis tiek, kai stebi tuos, žinai, visus lietuvius atlikėjus, jam bet kas ten jaučia atvažiuoti, reitų, ar ne? Tai, man atrodo, visai ten dažnai ir važiuoja. Aš kažkaip galvoju, kad, ta prasme, bet turiu omeny, kad, džiazu yra aukšto kalibro žvaigždė, bet jeigu nuvažiuotų, nenoriu nieko sakyti, nenoriu lyginti, tarkim, B klasės, ne? Ne tai, kad B klasės, bet, žinai, čia stūškų grupytė. Žinok, nebūtinai neateitų. Manau, kad ateitų ir labai dosniai ateitų, nes, sakau, 100 tūkstančių. Sakau, tai jie išsilgia vis, ta prasme, jie viską griebė. Mes kalbam vieną apie Čikagą, 100 tūkstančių. Aš žinau. Amerikai turbūt pusę lemo, ten lietuvių daugiau gal net yra. Bet ten tie išeiviai antro pasaulinio karo, tai ten, žinai, ten save lietuviais. Man labai buvo amazing, kad mes, kai varėm atgal, priėjo prie mes moterį, sako, klausykit, gal jūs žinote, kur čia išeiti? Ir aš taip, what the fuck, galvoju, kas tau negerai, žinai. Po to taip, sakau, jūsų labai įdomus akcentas. Sako, tai aš lietuvė, bet jau 40 metų gyvenu Amerikoje, tai šiek tiek jau viskas, jau sako, nebepašneku taip, kaip jūs. Taip, ir aš taip galvoju, bet blemba, tu šneki. That's the point, žinai. Jo, aš turiu keletą giminaičių, dalis ten kažkiek ten irgi išvažiavo labai seniai ten, žinai, per trėmimus visus, taip toliau. Tai mokosi lietuvių mokyklose, ten, žinai, ten vaikus leidžia, ten anūkus, dar kažką. Aišku, ten kokia ta kalba, neaišku, bet jie šneka. Kaip tu sakai, žinai. Bent jau mokosi. Ne taip kaip močiutė iš Šeškinės, kur gyvena, žinai, šią metą Lietuvoje ir lietuviškai nešneka. Ten tikėjusi, kad amžinai bus kitaip, supranti. Kitaip. Ką tu padarysi dabar? Nesigavo kitaip. Kalbant apie tai, mano krikšto dukra, mano dėdės dukra, jinai man yra pusseserė oficialiai, sakykime, palei giminystės ryšį, bet aš krikšto tėtis skaitaus, nes tarp mūsų, nežinau, 15 gal metų skirtumas. Ir jinai kalbėjo pastaruoju metu vien tik angliškai. Ir aš tiesiog jai sakau, ar tu nenorėtum tiesiog, žinai, išmokti
kalbėti gimtają kalbą, vien dėl to, kad tai yra krūtai, nu, ta prasme, mokėti daugiau kalbų negu tiesiog, vat, angliškai, žinai. Sako, yeah, that would be nice. Žinai. That would be nice. Jo, ir aš ta prasme skau, tai žiūrėk, skau, aš tau dedu siunčiu knygas lietuviškai ir tu skaityk. Ne, bet jeigu jokių pagrindų neturit, ką ten perskaityti. No joke, jinai skaito lietuviškai dabar knygas ir šneka lietuviškai. Ne? Jo, nes aš užparinau. Geras. Nors tai vieną gerą darbą padarai. Jo, viskas dabar galiu taip sakant, ramiai. Ramiai mirti. Dabar galiu, žinai. Tu. O kas yra neramiai mirti, kaip pagalvoja? Žinai? Oi, ne. Ai, davai, ne. Mes čia vienas iki Dabar filosofijos taip įlindom. turėtų čia viskas pasidaryti. Jo. Pabaigėliai, reziumuojant visą mūsų pokalbį. Kuris beje buvo labai fainas, man labai Taip, patiko. ačiū Faustai, kad- Ačiū Faustai, žiauriai gerai. Aplankei mus. Pakvietėt į tokį, taip sakant, naują ir dar nenunešiotą projektą. Būsiu, taip sakant, tas, kaip čia, kur, kai jūs išgarsėsit, aš galiu sakyti, aš ten buvau before it was cool. Yeah, baby. Ir tada jūs pakviesit mane dar sykį ir sugadinsit savo status. Nebūtinai. Tu galėtum pusiau krikšto tėtis mūsų būti, žinai. Jo. Nu, su Babkių manim, duoti jums čia dabar. Kaip... su manim nesigaus Šiaip krikšto tėtis. galėtų, mes priemam babkes. Bus po to, mus remia FAU studija. FAU studija Lab. Kalbant apie rėmėjus, mes žinokit, mielai primsim visus pasiūlymus ir dar kartą norim padėkoti studijai, kurioje esame, tai yra Martynas Zaremba, verslo fotografas. Jeigu reikia nuotraukytės profesionalios, į LinkedIną arba įmonę sufotkinti visą. Tai Martynas ją būtinai jums padarys ir atiduos. O, Martynas Zaremba, verslo fotografas. Google it. Geriausias fotografas Lietuvoje blemba. Gerai, Hebra, prieš atsisveikinant, penktadienis šiandien yra. Pasisakom, Kai įrašinėjom. Jo, dabar yra penktadienis dar, jo. Kas ką veiks šiandien Kodėl? ir atsisveikinsim. Davai. Man pradėti. Nu taip. Pradėk, aš sugalvosiu. Varysiu namo tiesiai ilsėtis, nes rytoj turiu darbų. Jep. Tiksliai. Jep. Jo. Galvoju pažaisti CS, bet realiai rytoj bus darbų. Klausyk, o gal sumetam? 100 metų nežiūriu. Gerai, nu tai prisijung. Gerai. Ai, palat CS-ą? Jo, antrą, tą naujausią, update. Ai, tai reiks pirkti, siūstis. Geriau. PUBG. Na, va, prisišnekėjau. Sijaudyk. Gerai, Faustai, Gerai. tu Aš penktadienis. neįsivaizduoju, iš tikrųjų, yra daug labai variantų. Arba varyti studiją kurt, arba varyti kitą studiją statybas, arba varyti namo, nežinau. Tokį vėlų penktadienio vakarą tu dar ten statysi kažką? Aš žinau, kad man tokia meditacija, man fainai. Ta prasme, aš ten- Sen. Welcome to the club. Gerai, Hebrit, važiuojam kebabų ir namo. Kebabą. Tai ačiū, kad buvote kartu. Jeigu patiko, like, subscribe. Čia buvo Michaelis Simonas. ir Faustas, nedažvaigždės. Bye. Ate. Nedažvaigždės.